pavyzdį. Bet šokyje tas vėlgi naudojamas, būna break, sulaužyti barjerą kažkokį, paimu ir įeinu į ratelį. Šokėjai taip dažnai naudoja, nes yra būna sudaroma, kaip mes dabar stovim ratelis ir kažkas turi išdrįsti įeiti tą ratą. Tai sulaužyti barjerą ir aš pam ir įeinu, šok į ratą. Tai tas iš ten vėlgi atsiranda tokia kaip ir simbolika, kad aš pralaužiu barjerą ir pirmasiai įeinu. Ir apskritai, kalbant apie ratelį, tai irgi prilipo iš gaujų tas ratelis, nes susitikdavo gaujos ir jie sustodavo į ratą ir aptardavo the cipher of wisdom, jie vadindavo, tada lindavosi ratelėje, kad niekas iš išorės negirdėtų ir nematytų, ką ten kalba, jie sustoja ratu ir čia ką reikia aptarti, sudyginti ir išsiskirti. Ir tas ratelis gali šokti irgi egzistuoja. Taigi, pirmas judesys buvo 1, 2, jo, sulaužim. Tada kitas blokas yra hop, užsidarau. Tai kaip sakiau, įsivaizduojam, kad čia yra šitie antrankiai, jo. Hop, užsidarau. Tada į save. Hop. Į apačią. Ir prie šono. Parodau vieną kartą, paskui pabandysim. Yra 1 ir 2. Kas padeda, tai stengiamės suklijuoti rankas. Aš paimu, jos susiklijuoja, neatsikabina į apačią ir neatsikabinusios prisitraukia. Taip. Gerai. Taigi, dar kartelį. 1, 2, 3. Užsidėliu. Įsivaizduoju, kad mane kažkas puola ir aš bandau užsidėliu. Tas blokas, nes visa esmė yra alkūninka, kad gintis, kai kažkas puola. Tai sujungus pirmus 2 dalykus, tai būtų 1, 2, 1 ir 2. Greitesnis. Pirmas yra 1, 2, kitas 1 ir 2. Kaip jau sakau, plačiau alkūnės gali laikyti lengviau neprispaust, nes tada nesisuka rankas. Reikia šiek tiek atsipalaiduoti. Pum, pum ir pum. Kurį ranką, kas pradedam čia jau, dabar aš taip natūraliai pradėjau su tam, bet šiaip galima kokią nors. Ja? Tai tas atsistosiu taip, kad galbūt lengviau tai bus 1, 2, 1 ir 2. Tokia dalis. Tai aš dabar tik tai paskaičiuosiu, o jūs bandykit padaryti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1 ir 2. Kitas dalykas, pabandom irgi ritmiškai. Tai yra šiek tiek akcentų įdėti, kas irgi suteikia tam visam vaizdą, kad būtų ne vientisas judesys, bet muziką atvaizduot geriau ritmiškai. Tai yra 1, 2, 1 ir 2. Tai yra tokie lygtais smūgiavimai. Pum, pum, pum. Not wow. Šiek tiek ta. Toksai. Ok. Aš paleisiu muziką. Su ritmiškai. Ta. 1, 2, 3. Lėčiau, kiekvieną savo tempą atraskite. Kiekvieną savo tempą, o nemokama, aišku, sunku atrodo. Lėčiau pabandom, lėčiau ir 1, 2, 1 ir 2. 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 Jo, ir pabandom įjungti korpusą. Gerai. Svoris šiek tiek nuo kojos ant kojos.
kojos ant kojos judina. Nes su kiekvienu judesiu mes darysime atskirą. Pagyvenam. Pabaiga svarbiausia, kad šitą aš nestoviu taip tiesiai, bet aš gintis noriu. Aš noriu apsiginti šiek tiek, jo, nes mane puola, aš bėgu ginti. O, bet čia bent tik pabaigą pabando. Jeigu tai yra dešinė jūsų ranka, tai aš bandau nuo dešinės pusės ir gintis. Kiekvienas savai, pavyzdžiui, ginasi. Ir dar kartą bandom. Pabaigą, už akcentuos svarbiausia apsiginti. Lėtai, 7 ir 1, 2, 1 ir 2. Na, tai dar kartą į tą pusę. 1, 2, 1 ir 2. Ta pusė praktika. 1, 2, 1 ir 2. Gerai? Pabandom. 5, 6, 7 ir 1, 2, 1 ir 2. Na, savo greitai. 5, 6, 7 ir. Mes šiaip su kojom darom, kaip be kojas. Su kojom, bet čia irgi reikia tada daugiau šiek tiek. Bet mes dabar nebandysim, bet įsijungia tada visai daugiau ir kojos, ir kiti dalykai. Bet labai suprantu, pradžiai sukarbinuoti. Dar kartą su muzika. 5, 6, 7 ir. Porą kartų padaryti. Gal. Pagrindinis dalykas, aišku, kol mokomės mes viso to atrasti, įsiminti, kur, kas, kaip, kas galėtų padėti. Kai aš irgi mokinuosi judesius, bandau atrasti tam tikrų, čia lietuviškai pasakyti, kas man padėtų, pats kaskime. Kaip lietuviškai? Asociacijų. Kažkokių asociacijų, kurios padėtų įsiminti. Vaizdinių, kažkokių jo. Kiekvienas turim savo įsiminimo būdą. Vieni per vizualų dalyką, kiti per skaitimą, kiti per judesį. Tai va, tai kažkokių tai vaizdinių asociacijų, kurios padeda man įsiminti. Tai šiuo atveju aš, jeigu pradedu galvoti apie judesį, tai aš dažniausiai su kuria ranka pradedu galvoti. Tai va, jeigu stovim iš tos pusės, tai aš pradėčiau su dešinė, man lengviausia. Tada dešinė mano ranka veda mane. Dešinė čia, tada vėl dešinė prieki, čia ir vėl dešinė čia. Tai galvoju apie dešinę ranką, kad jinai mane veda. Dešinė, praskečiu, vėl dešinė iš viršaus, nuleidžiu ir vėl dešinė užkabina. Iš viršaus, nes pradžioje aš kabinu antrankiai, mūsų rakinos antrankiais. Antrankiai, tada išsuku į apačią, gaunasi į mane sukasi ir dešinė dabar apačio, bet paskui jinai, hop, vėl iš viršaus užkabina. Vėl dešinė, vėl pum. Tai va, tokia būtų asociacija. Tai jeigu prijungtume dar į kitą pusę, 1, 2, 1 ir 2, kita pusė, 1, 2, 1 ir 2. Galiu į kitą pusę. Vieną užsidėjimus. Kokius mes čia du simbolius, žiūrėkit, darom. Pirmas yra, aš ginuosi. Taip, pirmas ginuosi. Kitas, aš kažką paimu, tai yra varžovą, tarkim, už kaklų, iš galo paimu, spaudžiu. Tai yra, pirmas ginuosi, su antru judesiu aš kažką užlaužiu už kaklų, kai būna iš galo pribėga, už kaklą paimu. Tai va ta ranka įsivaizduoju kaklas kažkino galva.
užlaužiu galą. Taip, tai yra 1, 2. Galvoju, užlaužti galą, tie pasakyti. Su kaliniais stabys tai veikia, ta simbolika, žinot, gerai. Tai va, iš tikrųjų, tie du judesiai atrodo rankų makalavimas, bet kai pabandai pažiūrėti į pačią jo prasmę, tai yra vienas ginuosi, o su kitu tu, kaip jie prieina iš galo, ir užlenkia. Vertimas toks būna. Tai va, tie du judesiai atrodo pritaikomi šokį. Tai pabandom lėtai padaryti dar kartelį. Pradžia visa bus judesių tokia pati identiška. Tiesiog pirmą kartą mes ginamės ir pradedam viską iš pradžių, į apačią, į šonus, viens ir pum. Tada nebeginu, neveidą ginu, bet užlaužiu kažką. Pirmam ginuosi, antram užlaužiu, į kitą pusę. Čia vat yra kaklas. Viena ginuosi, pradėjau, kad ginuosi, kitą atvirai užlaužiu ir paskui ten galima vėl su kūniu visokių judesių. Jo, bet mes to nedarysim. Tai pabandom suskaičiu. 5, 6, 7 ir 1, 2, 1 ir 2, 1, 2, 1 ir užlaužiu. Tai tam pačiam fone paleisiu muziką ir savam tempe pasibandome. Lėčiau galim. 5, 6, 7 ir 1, 2, 1 ir 2, 1, 2, 1 ir užlaužiu. Galiu net atsitraukti. 5, 6, dar kartelį, lėtai, 5, 6, 7 ir 1, 2, 1 ir 2, 1, 2, 1 ir 2. Ir greičiai. 5, 6, 7 ir. Bandykit, kam išeina tiesiog savyje akiniai sumadom. Gerai. Nesigėdėkit, svarbiausia, nes kaip sunku iš tikrųjų, bet kol mokiniesi, ir tas kontakto atradimas su nepateikti kaip super sudėtingų iš karto irgi daikto tam žmogui, nes tikėtina, kad jisai nesims, žinos, kad jisai iš karto pralaimėjęs, jam nesigaus iš pirmo karto ir tada jisai šūdas, nieko šiandien nesąmonė. Toks iš karto atsiranda atmetimas, tai galbūt sudominti, parodyti, kas tai yra. Gerai, bet palaipsninis tas ėjimas link tikslo, link tie etapai yra labai svarbus, nes jeigu iškart pradėsiu nuo tokio dalyko, sunku būtų tam pačiam ir koordinaciją sugalvoti, ir sudėtinga, tai palaipsniui eiti link tų pačių judesių irgi yra būtina truputį. Padarom dvi linijas, galbūt tai bus patogiau. Viena linija čia ir kita linija čia. Two lines, please. Equal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čia bus perkėsime. Gerai. Tai kad vien prieš save būtų bent pašaukti. Dabar matom, mes suformavom dvi linijas, jo. Ir lygtais va, čia viena gauja yra, čia kita gauja yra. Ir kažkaip, kai matėm
čia aš bėgčiau, visi kaip daužo, apdaužo ir panašiai. Aš turėčiau pasiekti ten sieną tam tikrą, paliesti garbės, kad aš jau esu tos gaujos narys. Bet mes to nedarysim, mes bandysim tiesiog laikant kontaktą. Kiekvienas turi poregininką prieš save, pabandysim prieiti žingsnį arčiau vienas kito, kad įtampos daugiau būtų. Po žingsnį, one step arčiau, to make it more comfortable, not comfortable, opposite. And we'll try to do with the connection with each other, because now I'm trying to imitate those two Apache lines where two crews, gangs are trying to dance to show their ability. So, all that routine, what we have practiced now, šitą, ką mes dabar darėme, pabandykime padaryti. Iš pradžių porą kartų lėtai ir porą kartų greitai. Gerai, jeigu pasimesit, nepergelkite. Bet esmė, santykis jūsų dabar yra viena gauja, yra kita gauja. Tai aš neturiu šiek tiek toltinos nuo varžovo, bet aš turiu, toks gana aiškus, ką aš jam noriu pasakyti. Aš tikiu, kad jūs nesat kaip žmonės. Bet kiek įmanoma, gerai? Tokį jau yra attitude, pas kiekvieną yra nuotaika jau tinkama. Taip, aš paleisiu muziką. Pasibandykime. Pradžiu lėtai. Paskaičiuosiu. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Greitai. 1, 1 ir 2. 1, 2, 1 ir 2. 1, 2, 1 ir 2. 1, 2, 1 ir 2. 1, 2. Ir 1. Tai ačiū labai, mane matyt, labai šaunu, kad išdrįsom ir pabandėm, kad visa šito